Nesu tikra, ar mūsų maisto rinkodara aktyviai dalyvauja šiame judėjime, bet kitų šalių tyrimuose tai tikrai ne naujiena. Maisto produktų žymėjimas švaros etiketėmis, tokiamis kaip, kad tai maistas natūralus, sveikesnis, ekologiškas, tradicinis, pažįstamas. Šis tyrimas yra iš Portugalijos. Švarių sausainių ir majonezo skonis buvo vertinamas kaip prastesnis negu įprastinių produktų. Tačiau ketinimas vartoti švarius produktus buvo vis tik stipresnis ir visų 9 tirtų produktų atveju, o ypatingai kumpiui ir jogurtui. Ketinimas pirkti ir ketinimas vartoti yra du skirtingi dalykai. Ketinimas pirkti švarius produktus irgi buvo visiems 9 produktam stipresnis, ypač ketinimas pirkti kumpį, neforminę duoną, dešreles ir jogurtą. Švarų maistą labiau buvo linkę rinktis aukštesnio išsilavinimo ir sveikiau besimaitinantis dalyviai. Tie du dalykai tarp kitko irgi yra susiję, čia jau iš kitų tyrimų. Tai štai, kaip pavadinsi, taip nepavadinsi. Nežinau, pažiūrėkite, ar jūs kreipiat dėmesį į tai, kas parašyta etiketėje ir kaip tai veikia jūsų elgesį. Skanaus, taikos ir ramybės.